koviniais šoviniais. Dalis kareivių išardo lovų atlošus ir pasiima su savimi metalinius strypus. И буквально за несколько часов до начала этой операции, когда было все готово, и я начал звонить, просить разрешения, звонился до Язова. Язов не может связаться с Горбачевым. Горбачев ушел в сторону. Но, видя, что у нас там мы разрешения никакого не получим, а задача поставлена, мы все же решили блокировать эту телебашню. И когда наши люди вышли, операция была продумана, четко спланирована, расчистить силами десанта и ОМОНа внутренних войск площадь от скопления людей. И туда, чтобы прошла группа «Альфа», они имели специальную форму, и чтобы захватить это здание. Очалова сейчас нет, он умер. И придя на заседание штаба, он доложил то, что министр обороны докладывал Верховному главнокомандующему. От него согласие получено, мы можем действовать и выдвигаться на позиции. Vidurnaktį Nacionalinio gelbėjimo komiteto atstovai kreipėsi į aukščiausiąją tarybą reikalaudami, kad jie atsistatydintų ir būtų įvestas prezidentinis valdymas. 1 valandą iš šiaurės miestelio, siekiant dezinformuoti ir padaryti psichologinį spaudimą, išvyksta prieštankinės technikos kolona. 1 valandą 20 minučių užimti televizijos bokšto išvyksta 234 kariškiai arba nepilnos sudėties batalionas su 2 tankų būriais. Pirma grupės kolona atvyksta tuometinę Žvaigždžių gatve. Jie turi nukreipti susirinkusių civilių dėmesį nuo tuometinės Sudervės gatve atvykstančios antros kolonos. 1 valandą 48 minutės prie užtvaros sustoja 3 tankai T-72 ir priešlėktuvinės gynybos sistema Šilka. Jie šaudo 23 mm kalibro šoviniais televizijos bokšto link. Vienas tankas pajuda, tačiau žmonės jį apsupa. Tuomet jis iššauna tuščiu užtaisu. Nuo šūvio apdega žmonių plaukai, kai kuriems iš ausų teka kraujas. Nukreipiančioji kolona užduotį įvykdo iš dalies, nes ne visi gynėjai metasi jos link. Kiti lieka prie bokšto. Apie 2 valandą iš kitos pusės Sudervės gatve atvyksta puolančioji kolona, 4 tankai T-72, vikšrinės desanto mašinos bei sunkvežimiai. Kolonos vadas ties vaikų darželiu pamatęs užtvarą duoda komandą traiškyk. Tankas, kurio borto numeris 502, nustumė smėlio barstytuvą bei 2 lengvasias mašinas. Keli jaunuoliai užšoka ant tanko 513 priekio, padeda užlipti 50-mečio Algimantui Petrui Kavoliukui, bet patys nušoka. Tankas bloškia Kavoliuką ant kelio bei pervažiuoja. Nuo daugybės traumų Kavoliukas miršta. 3 tankai rytų pusėje laužia tvorą. Pasak nukentėjusiojo, tvora užgriūna ant jo, sužalodama galvą ir prispausdama dešinę koją. Начал работу, продвигаясь к объекту, прием. Толпа очень большая, прием. Dalinio vadas įsako tanko numeris 513 prožektoriumi apakinti minę. Į bokšto teritoriją įvažiuoja tanketė su garsiakalbiu. Leidžiamas pranešimas lietuviškai ir rusiškai kviečianti žmonės skirstytis. 3-5 tūkstančiai civilių nesitraukia nuo bokšto. Žmonės vieni kitiems pataria išsižioti, kai šaudys tankai, kad neapkurstų. Vadovybė tankams nurodė šaudyti, kad minė neprieitų arčiau kaip per 50 metrų. Kiekvienas iš tankų turi iki 10 vienetų išmušamųjų užtaisų. Kadangi tankų įgulos jungtinės, nėra pavaldumo hierarchijos, todėl taikytojas gali šauti iš pabūklo savarankiškai, negavęs tanko vado įsakymo. 85 kariškiai, muždami bei šaudydami, braunasi link bokšto iš pietinės, o 80 iš šiaurinės pusės. Vyriausiajam bokšto energetikui skambina radio relinės darbuotojos iš 21 aukšto ir klausia, ką joms daryti, nes švilpia kulkos. Iš apačios reiškia šaudoma yra į bokštą, bokštas dar nepaimtas ir kviečiasi pastiprinimui. Nuo tuščių šovinių užsikerta desantininko automatas, todėl vyresnysis leitenantas tuščių šovinių dėtuvę jam pakeičia į kovinių. Studentas Virginijus Druskis bėga tanko link.
karys jį nušauna į krūtinę. Labas vakaras. Eikit iš čia. Prieš 25 minutės buvo atvežta pirmoji į mūsų ligoninę, pirmoji auka su aiškia šautinė žaizda, šautiniu sužalojimu, štai įėjimo anga, štai išėjimo anga. Ir prieš 5 minučių į mūsų ligoninę Užimdami radijo ir televizijos komitetą, kariai mirtinai sužeidžia grupės Alfa leitenantą Viktorą Šatskich. Kaip matote, dabar dar atvyksta greitosios pagalbos. Mėly žmonės, tikriausiai netenkame televizijos ir radijo. Tai yra skaudus netekimas mūsų padėtyje ir mūsų kovoje, bet tai toli gražu ne viskas. Prasideda kertinis bokšto užėmimo etapas. Iš sunkvežimio Zil iššokę grupės Alfa nariai nusprendžia pirminės skverbtis iš kitos pusės nuo įėjimo, kur mažiau žmonių. Нам должны были проделать дорогу, то есть шеренгу, раздвинуть толпу. Сначала как бы 2 танка, которые должны быть произвести 1 или 2 холостых выстрела, что дало бы возможность там рассеять толпу. Выстрелы были, но толпа как стояла и стоит. После танков были 4 БМД, но с той же задачей, тоже безрезультатно. Они все шли как бы в лоб к центральному входу. Мы же на машине ЗИЛ-131 зашли с тыла, где более меньшее количество людей. Prie bokšto pribėgę desantininkai daužo langus ir į vidų įmeta kelias raketas. Pylėm visą vandenį į tunelį, kad jie tunelių negalėtų bėgti. Atidarėm liukus, šlangus visus, nukreipiam vandenį prieš kareivius tiesiog į tunelį. Skandinam tunelį, kad negalėtų kareiviai bėgti. Ir tas vanduo, matyt, jiems paveikė taip, gal manė, kad ir kas nors kita yra, kad jie įsik bėgdami į tunelį atidarė ugnį. Vandenšvirkštą laiko 12-okas Ignas Šimulionis. Kariškis jį nušauna 7 kulkomis iš automato. Šimulionis krinta į vandens čiurkšlę, karys jam dar trenkia automatu į pakaušį. Kareiviai į siųstuvų salę sulenda išdaužę užbarikaduotų durų viršutinį langą ir pradeda daužyti daiktus. Alfa vadas Golovatovas nurodo išmušti langus. Jis baiminasi, kad gynėjai paleis gesinimui skirtas freono dujas. Pro išdaužtus langus kariai šaudo į civilius. Siųstuvų cecho darbuotojai